Sveikas, mielas siuvinėtojas ir siuvinėtojai galbūt. Nežinau, kad ir vaikinų siuvinėjančių. Sveiki atvykę į mano pirmąjį video, mano naujajam siuvinėjimo kryželių kanale. Arba kaip tarptautiniu mastu populiaru sakyti FlossTube. Mano vardas Ilona. Arba, dabar galvoju, Instagrame, kas lankotės, kas sekate, tikiu, kad galbūt vienas kitas žmogus jau čia ir yra. Esu sukūrusi atskirą Instagramo profilį skirtą tik tai siuvinėjimui, pavadinimu Cross Stitch Spells. Aš pabandysiu jį čia palikti kažkur kamputyje, arba šio video aprašyme, komentaruose, kažkur įdėsiu, jeigu bus įdomu. Štai nusprendžiau prisijungti prie siuvinėtojų gretų, kuriančių turinį YouTube. Tai pabandysiu pakoreguoti kamerą. Žodžiu, ilgai sprendžiau, nuo ko pradėti, ir gavosi toks nedidelis chaosas, kurį dabar matot priešai save. Tai bandysiu šitam chaose kažką papasakoti, kadangi tai yra pirmasis mano video. Ir niekaip negalėjau nuspręsti, tai kaip čia dabar pradėti. Kadangi siuvinėju jau, dabar galvoju, 17 metų bus sausio mėnesį. Tai kažkaip apibendrinti ir labai trumpai pasakyti, kas aš esu kaip siuvinėjantis asmuo, nėra taip lengva. Tai pagalvojau, kad, smulkiau viską galima papasakoti ir kituose video. Tai trumpai apie mane. Kaip minėjau, esu Ilona. Instagrame turinį kuriu kokie 6 metai. Dabar galvoju. Sukūriau jį karantino metu, kada buvo labai liūdna, nuobodu, labai norėjusi pabendrauti. Taip, tas kanalas gal šiek tiek kanalas, sakykime, puslapis, profilis, žodžiu, vartai į pasaulį. Yra šiek tiek labiau skirtas tarptautiniam bendravimui, nes iki šiol galbūt ir bendravau, galima sakyti, daugiau su užsienietėm. Mano tarpe yra tikrai nemažai draugų pažįstamų įvairiose šalyse, bet aš sugalvojau ir nutariau, kad man reikia lietuviško YouTube kanalo. Ir pradžiai prisistatymui bandžiau kažką surasti, ką dabar siuvinėju. Tai be abejo mano didysis Luka S projektas, kurį tikrai daug kas jau yra matęs, ir aš jį ir tikriausiai dar matys ilgai. Pasigrėbiau savo Book of Days. Šiaip nesu ta siuvinėtoja, kuri labai mėgtų kažkaip fiksuoti, ką aš veikiu. Praeitais metais nusipirkau iš smalsumo, pabandžiau parašinėti kas ir kaip. Čia yra kaip ir kalendorius, užrašų knygelė, prisipirkau, aišku, lipdukų, kaip ir visi tai daro. Ir taip užsikabinau. Nors tiesą sakant, buvau didžiulė skeptikė ir labai nusiminiau, kai gavau su tokiu didžiuliu negražiu barkodu, kurį bandžiau nuimti, tada sugadinau, tada ieškojau lipduko, kuris atspalvių kažkaip būtų panašus. Žodžiu, truputėlį nusivyliau, bet su italais jau tai būna, kartais gauni viską ir sulamdytą ir labai negražiai atsiųsta. Tai prasta aš esu fiksuotoja, gal dėl to, kad ir į elektroninės programėlės, turiu sagą. Aš atkeliavau, ko gero, nežinau, viena vėliausiai iš visų. Ir gal ir nebuvo to tikslo ten fiksuoti kryželių skaičių. Ir dabar, tiesą sakant, turiu schemų, kurios yra visiškai popierinės ir nesku savo galvos. Tai ką apie save papasakot labiausiai, dabar ir galvoju. Aišku, mane gal labiausiai žmonės pažįsta iš Mirabilių, nes nepaslaptis, labai daug metų aš išskirtinai siuvinėjau tik tai Noros Korbė darbus ir dažniausiai tik Mirabilies. Netgi nesiuvinėdavo jos tų mažesniųjų darbų, kurie ir vadinasi tiesiog Nora Korbė. Bet šiuo metu turiu jos ir mažesnių darbų ir turiu, aišku, visą krūvą sukomplektuotų Mirabilių. Tiesa, aš jų jau nebeperku. Ir galbūt net viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau ir šitą kanalą atidaryti, dėl to, kad lieka daug dalykų, kurių man nebereikia. Ir aš norėjau surasti terpę
rinktųsi žmonės, kuriems tai yra įdomu. Ir galbūt aš galėčiau kam nors perleisti, parduoti už simbolinę kainą ar padovanoti, na, kažkurį iš tų variantų. Tai taip, mirabilijos pas mane dominavo daug metų, yra likę jau visos krūvos, šiek tiek jau esu padovanojusi, bet čia parodžiau trumpai sekundę krūvelę tą, kuri jau yra išsiuvinėta, nes yra išsiuvinėta apie 40, matyt, man atrodo jų. Tai kažkurį video reiks padaryti kažkokią tai prezentaciją. Tai kaip viską išlyginti, tai bus didelis klausimas. Tai žiūrėsim, ar bus verta netgi lyginti. O šiandien dienai, kadangi tai yra toks įvadinis video, tai pasilikau tik tai savo einamąjį darbą, kurį tikriausiai jau daug kas tikrai yra matę, nes Instagram'e šį kartoju dažnai. Tai yra Luka S. rinkinys The Greatness of Nature. Ir dabar daugiausiai aš dirbu ties juo ir šiuo metu jūs kaip tik matote 50%. Tiesa, jisai idealiai čia netelpa į ekraną, nes jis yra tokio dydžio. Čia dabar galvoju, 67 ant 44 pagal sagą, tai yra apie 118 000 kryželių. Nemeluosiu, motyvacija šitam darbui surasti yra labai sudėtinga. Šiaip dažniausiai aš nesiuvinėju pilno fono darbų, kadangi nei mirabilijos, nei dažniausiai tokios sampleriai, jie nėra pilno fono, bet čia taip gavosi šių metų pradžioje, kad prisižadėjau savo tėčiui dovanų. Ir aišku, jis išsirinko tai, kas įspūdingiausia ir kas, aišku, sunkiausia. Tai dabar bandysiu tęsti siuvinėti dangų. Taip sugalvojau, kad visgi ties dangumi ir kalnais gal pavyks šiek tiek greičiau palikti, nes pirmi 50% man užtruko apie 9 mėnesius. Ir tikrai neslėpsiu, stoviniuoti vienoje vietoje ir bandyti pildyti kryželis po kryželio. Tai pilnai nėra taip lengva, nėra taip paprasta. Tai kartais su ta motyvacija yra nelabai. Ir kaip matot, naudoju aš tokias rūšiuoklės, šiaip labai retai naudoju tokio tipo siūlų rūšiavimus, bet kadangi šitą schemą turi tokias paletės, tai kažkur tas adatas reikia padėti, tai gal visai ir neblogai. Tiesa, šitas project bagas ar dovana nuo vienos mano siuvinėtojas, kuri neabejotinai dabar galvoju, jinai tikrai žiūrės. Tai jeigu leisite, aš šiek tiek padėkosiu už tai, nes šitą susidėti projektų maišelį. Va dabar reikia sugalvoti, kaip viską kalbėti lietuviškai, kai esi pripratęs visada kalbėti angliškai. Tiek dirbdamas tarptautinėje kompanijoje, tiek bendraudamas daugiau su užsieniu. Tai Karla, I know you are watching this floss tube because you promised. I just wanted to say thank you for all support, especially before I've decided to create my first floss tube, and of course for this amazing project bag. So best wishes from Lithuania. Sorry, I know you don't understand in Lithuanian, but I will record you a separate voice message. Tai taip, tai yra mano vienos labai geros pažįstamos Portugalijos gyvenančios UK dovana man. Yra dar kita dalis, mažesnis toksai maišiukas. Audinį netgi liepė jinai man išsirinkti, nes labai norėjo man pasiūti. Šiaip tokių maišelių aš neturiu daug, mes visi puikiai žinom, kad jie kainuoja, jeigu pirkti labai brangiai. Tai turiu realiai vieną dar nusipirkus iš Vokietijos ir štai šitą, kurį man tiesiog specialiai dovanų gamino labai geras žmogus. Tai yra, ko gero, mano dabar pats pagrindinis darbas, kurį teks, manau, mano sekėjams, followeriams Instagrame arba būt čia dar jį žiūrėti gana ilgai, bet labai noriu 26 metais pabaigti. Tai va, bet kad būtų dar įdomiau ir smalsiau, pasiėmiau keletą mažesnių darbelių. Šiaip dažniausiai aš nerėminu savo išsiuvinėtų darbų ir nedovanoju dėl kelių priežasčių.
Viena priežastis ta, kad jų yra labai daug tų darbų, juos įrėminti būtų be proto brangu ir tiek sienų net nėra ir juos padėti kažkur reikėtų, tai jau yra problema. Tai mano namuose yra gal pora tik paveikslų įrėmintų. Tėvų namuose dabar galvoju yra gerokai daugiau, o padovanotų yra gal kokie 3. Bet tai buvo darbai, kurie jau buvo padaryti ir man tiesiog kilo mintis padovanoti, nes kažkokių užsakymų aš nepriimu ir va taip siuvinėti eigoje, kada žinai, kad žmogus laukia, na tai yra labai sunku. Nemėgstu tokių dalykų, bet, na, prisižadėjau tėčiui, tai ką jau dabar daryti. O iš mano noros Scorbet pasaulio, aišku, aš turiu ir samplerių, nes tas nelemtas karantinas, jisai atnešė tokį begalinį norą kažką pakeisti. Ir aš užsikepiau tiesiog, kad man reikia samplerių, kad aš noriu pasiuvinėti kitokių įmonių siūlais, tai jis galbūt rankų dažymo. Tai irgi reikės ko gero daryti atskirą video, nes yra tų darbų ir galbūt net bendrai taip kalbant, ką galbūt kaip apie siuvinėtoją mane reikėtų žinoti, kad dažniausiai aš siuvinėjau tik labai didelius darbus. Tokių mažesnių, vat, kaip šitame video aš dabar šiek tiek kelis pasiėmiau, tiesą sakant, visus, kuriuos turiu, tai jau bus tik 4, kuriuos aš įdėjau tiesiog į siuvinėjimo lankelius, kaip ir rėmelius, yra tikrai nedaug, todėl na, didesnių darbų reikia dažniausiai laukti ilgiau, čia tikiuosi nebus nuobodu stebėti ir žiūrėti, o iš tokių visai mažulyčių, kur kartais norisi tos greitos motyvacijos. Tai šiais metais padariau ant tokio labai blizgaus lino. Beje, vėlgi, dar vienas faktas apie mane, aš nesu didelė lino fanė. Dažniausiai per kur apsipirkinėju rankdarbiuose. Edita, tau linkėjimai. Tikiuosi greitai susitiksim kavos podeliui ir nusipirkau iš jos štai tokį liną su blizgučiais, na, tas liureksas vadinamasis. Tai yra ukrainietiškas dizainas, kuris man nepaprastai patiko, aš jį tiesiog pamačiau Instagram'e, tada suradau, iš kur jį nusipirkti ir paprašiau savo dabar jau buvusios ukrainietės kolegės parsiųsti, nes aš ten ne visai supratau, kaip ten kas ir angliškai nebuvo. Tai toks mažutis, tokia, dabar galvoju, kaip čia pritraukti, kad nusipirkau schemą popierinę. Ir ten buvo toks embellishment pakiukas su siūlu, kurį reikėjo irgi pasirinkti 2 berods ar 3 skirtingų įmonių. Ir specializuoti karoliukai, tokie trežiūriai, čia dabar jos gal reikėtų vadinti, bei sagutės, va, tokios labai gražios ir kažkokių nedaug, šiek tiek 3 spalvų, tokių kaip biserinių karoliukų. Man jisai labai patiko, nežinau, labai sužavėjo, aš pamačiau tiesiog Instagram'e ir ekspromtu tiesiog nusprendžiau tai padaryti. O kiti 3 darbeliai bus Nora Scorbet, nu, kaip ir nieko keisto. Mirabilių fanės, tai yra schemos, kurios buvo sukurtos retreatams. Tiesą sakant, man jie labai kartais patinka. Dažniausiai tai būna nemokamai, vienos tik tai neturi schemos, kurios labai norėjau. Kiek žinau, ją jau pardavinėja. Ten kažkaip reikia susisiekti su viena moterim, kuri renka pinigėlius organizacijai nuo krūties vėžio fondui, tai kol kas jos neturiu. Bet šiemet padariau irgi vieną visiškai nemokamą, tik tai labai prastai papuolė lankeliai, dėl ko aš dažniausiai stengiuosi nieko nepirkti iš Temu. Čia buvo toks irgi ekspromtas, padaryk iš to, ką turi namie. Tai aš radau gabaliuką medžiagos, kas beje irgi faktas apie mane, kad aš dažniausiai neperku priemonių, audinių, siūlų, karoliukų ar kažkokių kitų dalykų, jeigu aš neturiu konkrečios schemos, ar žurnalo schemos, ar atskiros autorinės, ar iš knygos, ar iš kažkur. Tai čia tiesiog buvo toks vienas gabalėlis, kuris buvo nupirktas ir labai netiko prie darbo, tai nežinau, gal 2 ar 3 tokius gabaliukus turiu, tai iš juos karpau ir va tokie mažesniem darbeliam panaudoju. Visa kita buvo daryta visiškai ekspromtu, nes čia yra daug reikalinga šilkų, bet realiai tik vienintelis, kuris buvo panaudotas originalas, tai šita ruda spalva, o visos raudonos spalvos tai yra DMC
vadinamieji variegated threads, tai yra margučiai siūlai. Ir karoliukus aš jau taip pasistengiau turėti originalius, bet jų pas mane yra daug, nes kas siuvinėja Mirabilie žino, kad karoliukai. Aišku, Bela Filipina jų turi dar daugiau, bet po Noros Korbė darbų irgi jų lieka pakankamai nemažai. Ir taip pat šitų metų toks užsikėpimas buvo, tai yra Midnight Meow, padarytas ant tokio pačio audinio kaip ir šitą Mirabilie. Čia vat viena iš Mirabilijų, čia ne visas darbas, kas yra matę. Oi, dabar galvoju, gal aš turiu kažkur po ranka visą tą darbą. Nu, pabandom paieškoti. Šito dalyko kažkaip ir, va, radau. Radau, tik tai dabar va. Tai yra English Roses, kiek atsimenu pavadinimas. Ir aš padariau, tai pabandysiu gal tai padaryti. Ir aš padariau tik tai vidurį. Kodėl aš tai padariau? Dėl to, kad kas yra siuvinėję arba matė šitą darbą, čia yra naudojama ant gėlyčių tokie specialūs šilkiniai kaspinėliai, kurių dėja man nepavyko gauti, o aš visgi nesu labai linkusi schemoje, kuri man labai patinka, daryti kažkokių pakeitimų. Tai aš nusprendžiau, kad kadangi man ir šiaip labai nepatinka rėmeliai iš vienos juostelės ir iš vienos eilutės kryželių, tai man labai tiko tas variantas, kad aš padarysiu tiesiog vidų. Ir taip jisai irgi siuvinėtas ant lino, o čia ta lino ne fanė, bet čia aš pripažįstu, kad šitas varios spalvos linas, kurį Edita nuolat atsiveža ir turi rankdarbiuose, yra tikriausiai viena gražiausia spalvų, kurią aš esu mačius. Ir kai nuo jos liko traižėlė, tai aš dar sugebėjau siuvinėti ir šitą. Čia toks mažulytis, praktiškai galima sakyti Halloweeninis. Nesu tas žmogus, kuris siuvinėtų pagal tematikas ar pagal metų laikus, tiesiog jeigu patinka, tai ir siuvinėju, bet šitas, manau, grinai Halloweeninis. Tai va, tai tų tokių mažų darbelių įrėmintų niekada nebuvo kažkaip labai, buvo gal tik šitą Mirabilie. Ir šiuos 3 aš padariau grinai šiais metais ir užsikėpiau, kad man reikia įsidėti į siuvinėjimo lankelius. Ir pasistačiau tiesiog čia ant stalo, nes tos vietos nelabai yra. Nežinau, kiek ilgai čia jie stovės ir dulkės. Bet, jo, turiu keletą tokių, bet jų yra labai mažai. Tiesa, turiu dar vieną seriją išsiuvinėtą didelę 12 dalių, kuri irgi yra įtraukta į tokio tipo lankelius. Tiesą sakant, tokiais lankeliais aš siuvinėju. Kadangi turiu labai mažą erdvę, dėl ko truputėlį pergyvenau, kiek čia bus to šviesos, nes kambariai gana tamsus. Tai dažniausiai nesiuvinėju ant didelių rėmų. Nes tiesą sakant, man nėra patogu, aš prie to nepripratau ir turiu ne vieną, bet sėkmingai užkelta ant spintos ir pamiršta. Kadangi aš mėgstu ir judėti, ir krūtėti, nes kaklo slankstelių bėdelės irgi ne visada leidžia siuvinėti tiek, kiek norisi. Tai kadangi nusprendžiau, jog stabdau šito hobio pirkinius, taip kokių 95 procentų. Pasilieku tik tai tą tokį variantą, kad jau jei labai kažko norėsiu, ar labai tikėtina mažo, tai pirksiu tik tada. Labai tikiuosi, dėl to, kad suvokiu, jog visko turiu namuose tiek, kai aš nežinau, kiek man reikės padaryti video, kad jums viską parodyti. O ir įžanginiam video net ir nepavyktų, tai bandysiu šitą video padaryti kiek įmanoma trumpesnį. Ir apskritai bandysiu nedaryti labai ilgų video, nes ir pati nelabai esu didelė fanė žiūrėti po ten 1,5 ar 2 valandas. Tai mano svajonė tilpti į, 30-40, jau maks 50 minučių. Tai nežinau, kaip čia man pavyks. Nežinau, ar tikrai tas formatas man pritiks, bet nusprendžiau, kad visgi noriu pabandyti. Nepavyks, tai nepavyks, bet bus šansas.
Tai tiek ko gero šiam kartui. Aš grįšiu prie savo didžiojo Lukas projekto. Dar esu šiek tiek įtraukta į vienos Belos Filipinos siuvinėjimo pradžią. Kaip tik kitą savaitę turėtumėm pradėti siuvinėti. Ačiū tau, Edita. Tikrai, Edita, ko gero, aš paminėsiu ne kartą, nes rankdarbiai yra mano pati mylimiausia parduotuvė ir tikriausiai pagrindinė, kurioje aš perku audinius ir DMC, ir kreinikus, ir šilkus, ir milhilus, nes Edita būtent tame ir specializuojasi šiuo metu. Tai Edita, tau didžiausi linkėjimai. Būsiu Kaune, prisistatysiu. Tai manau, kad video darysiu gal kartą į mėnesį, jeigu viskas pavyks taip, kaip norisi. Tikrai manau, kad nedažniau, nebent šiaip sugalvočiau nufilmuoti kažkokių baigtų darbų arba šiaip pasišnekėti, bet kas dėl, sakykime, proceso, pajudėjimo, kad ir ant šito darbo, nes dažniausiai aš fotografuoju kas 5 procentai, nes tai yra labai didelis darbas ir 5 procentai jam yra nepaprastai reikšmingi ir tikrai matosi tas skirtumas. Ir dedu Instagramą, kurį tikrai jo pavadinimą paliksiu. Šiaip stengiausi suvienodinti tos pavadinimus tarp Instagramo ir YouTube'o, tai tikiuosi nepasimes informaciją. Ir galbūt sekantį kartą pakalbėsim apie mano vadinamosius mažuosius projektus, kuriuos aš labai noriu pabaigti artimiausiu metu, bet suprantu, kad tai bus labai sudėtinga. Šiuo metu visus savo darbus esu susidėjus štai į tokius, dabar galvoju, kaip čia dabar pasakyti lietuviškai, kad galėčiau sukti ratą, kokią nors temą ir siuvinėti, ką išmeta. Tai kaip matot, tų ratų yra labai daug, nes darbų turi tikrai labai daug. Ir mano mažųjų darbų yra labai daug, kaip matosi jau virš 10 tikriausiai. Ir aš jau išbandžiau šitą variantą. Mažiems darbeliams visai sekasi neblogai, bet šiaip stengiuosi neturėti vienu metu super daug darbų, nes tada suprantu, kad pradedu mėtytis, tada dingsta motyvacija, kad niekas nejuda arba per mažai rezultatų, o aš visgi esu tas siuvinėtoja, kuriai pradėti nelabai mėgstu, bet pabaigti labai mėgstu. Tai rezultatai irgi yra svarbu, ne pats svarbiausias dalykas, bet tikrai svarbu. Tai vėliau galbūt apie tuos visus darbelius, kuriuos čia sudėjau į visus pagal temas, turi samplerių, LKS-o, rinkinių, mirabilijų, Bela Filipina, sampleriai. Pakalbėsim galbūt vėliau, smulkiau, galima bus pažiūrėti daugiau nuotraukų, daugiau darbų. Tai tada, ko gero, bus tikslinga daugiau ir parodyti, nes sutalpinti 17 metų darbų į vieną pirmą video tiesiog nerealu. Tai štai, turiu tik tai vieną nedidelį prašymą, kad jeigu yra siuvinėtojų, kurios irgi turi kanalus YouTube, galėtumėt komentaruose palikti, kaip jie vadinasi, kad būtų lengva rasti. Aš mielai galbūt pasiekčiau daugiau lietuvaičių, nes pastaruoju metu labai ieškau kuo daugiau lietuviškų kanalų ir būtų tikrai labai smagu. O vėliau pažiūrėsim, padarysim kokių žaidimų, dovanų, dar kažko galbūt sugalvosim. Tai tikiuosi, kad sekantis video bus ne už kalnų ir parodysiu kitus darbus, kuriuos aš paraleliai siuvinėju. Tikriausiai pradėsiu tą Bela Filipiną, galbūt atsiras dar vienas, kurį irgi trauksiu į savo progresų pasakojimus, o savo prisistatymą, savo jau padarytus darbus, istoriją, kaip aš pradėjau, kažkokius dalykus, kurių galbūt man nebereikia, bet aš ieškosiu savininko, kas norėtų toliau siuvinėti, pamatysit ateityje. Tai labai dėkoju jums, kad jūs užsukot, kad žiūrėjot, kad nepatingėjot. Ir jeigu patiko ir žinot, kad yra siuvinėtojų, kurios žiūri tokius kanalus, tai labai būsiu laiminga, jeigu pasidalinsite, pakomentuosite, palaikinsite. Matysiu, kad kanalas reikalingas,
kad jį kažkas žiūri. Tai tikrai labai stengsiuosi jį išlaikyti kiek įmanoma ilgiau. Ir po truputį galbūt netgi ir atsisveikinti su šito hobiu, nes, kaip minėjau, visko turiu labai daug, todėl dabar labai stengiuosi nieko nepirkti, ko nereikia. Čia suprantat, čia pasakyti lengva, padaryti sunku. Tai tikiuosi per kelis metus susimažinti savo siuvinėjimo sandėliuką, ką tikrai labai svajoju. Ir labai tikiuosi, kad šitas kanalas man padės surasti tuos, kuriem tai yra įdomu, kas norėtų galbūt priglausti kažkokias schemas. Matysim, kaip bus toliau. Šiam kartui dėkoju už jūsų laiką. Dėkoju, kad skyrėte savo mintis, savo dėmesį mano kanalui. Ir tikiuosi, kad susitiksim labai greitai. Iki.